Labdien, gerbiami žiūrovai, su jumis kaip beveik ir kiekvieną savaitę sveikinasi Tikrus žinius. Šiandien laidoje slapti narkotikų dilerė prie mokyklų. Mūsų Antakalnio mokykloje pastebėjom, kad plačių šypsenos matosi iki ausų. Pasaulinis ChatGPT gėdims, dėl kurių Lietuvoje darbuotis neteko darbo. Kokį skalperį paimti, kelintą numerį paimti, aš klausdavau ChatGPT. Taip pat skandalingi mama apdovanojimai su muštynėmis ir įsiotosiais žvaigždūnais. Martynai, tyla, žinai ką? Tu iš vis geriau patylėk. Nepamirškite ir ogrų prognozės pabaigoj. O dabar pradėkime nuo istorijos, kuris sukrėtė, didžiulę švietimo bendruomenę. Mokykloje atsirado toks narkotikas kaip pavadinimu Smile. Niekas nesupranta iš vis, kaip jis atsirado ir iš kur mokiniai ją gauna. Taigi mūsų žurnalistai, turėjo nepaprastų galimybių. Jie buvo teritorijoje ir stebėjo nepaprastą sandėrį. Tai iš kur tas narkotikas ir kas slėpėsi po tokią paslaptingą šypseną, tuoj pat sužinosime. Pastaruoju metu mokyklose sparčiai plinta paslaptinga medžiaga, vadinama smailas. Įtariama, kad tai narkotinės medžiagos, kurios nepilnamečiams pardavinėjamos prie mokyklų. Mūsų komanda susitiko su mokyklos direktoriumi, kuris patvirtino, kad apie šią problemą žino, tačiau iki šiol nepavyko išsiaiškinti, kas užsiima šią pavojingą veiklą. Jo, apie šitą žinią mes girdėjom, mes bandom surasti, kas čia platintojas yra ir išsiaiškinti, kasgi tos per vadinamosios šypsenėlės yra. Arba, kaip sako jaunimas, smailai. Klausėt, kaip sustabdyti bandom, ar ne? Mes šitą, tai tiesiog aš jaunimui rodau, kad wait, wait, bet nėra veiksminga pasirodo. Ar aš esu bandęs? Mato dabar išlindo. Neslėpsi to. Smile vienas susileidai. Kaip kitaip dirbsi? Prie mokinių sunku yra dirbti, iš tikrųjų, nelengvas darbas, tai kad pakelti nuotaiką, vieną smile padarau ir diena yra geresnė. Liūdėk. Dar greičiau dienas. Tačiau mūsų žinių reporteriai, ilgai dirbę slaptai, užfiksavo šokiruojančią akimirką mokinių ir platintojo transakciją. Ši operacija leido mums demaskuoti asmenį atsakingą už šių medžiagų platinimą nepilnamečiams. Labą dieną, ar galim pakalbinti? O ką jūs norit? O ką čia darot? Nieko aš nedarau. O prie mokyklos nieko neprekiaujat? Ne. O tai ką veikia čia? Ilsėjausi. Ir išeina dabar kažkodėl greitai? Ilsėjau. O ką turi tašiai? Nieko neturiu. O gal galim pakalbinti rimčiau šiek tiek? Ačiū pinigėlis būtų. Ačiū. O ką? Tai gal dabar atviriau galit papasakoti, ką darė čia? Nu ką, užsiimu tokiu verslu. Nedideliu. Nedideliu. Ką pardavinėjat? Mailus pardavinėjau vaikams. Vaikams. O Mokiniam. jaučiatės gerai pardavinėdami? Nelabai, bet kad ką daryti, kai reikia pinigų. Ir kiek laiko užsiiminėjat? Gal 3 metai jau. Būna geriau, būna ir blogiau. Ypač vasarą nesiseka, kai mažai mokinių būna. O tai čia prisiduri prie pensijos nori? Nu be abejo, kokios tos pensijos. O galit gal pademonstruoti visus smailus, kokius turit? Nu, ne tiek aš jų daug ir turiu jau. Nu, smailai mano rinkoj po 10 vaikštų. Konkurencija? Ne, nelabai stipri. Mokiniai mane dažniausia vadina Baronio smailę. Šią savaitę, žinokit, pasaulis sukrėtė ChatGPT sutrikims. Toks buvo didelis sutrikims, kad kai kuriems žmonėms netgi tai kainavo, tą paprasčiausią darbą. Lietuvoje užfiksuotas pirmas atvejis, kai be ChatGPT chirurgas nesugebėjo pasidaryti savo darbą ir buvo atleistas. Apie tai netrukus. Technologijų pasaulį sukrėtė žinia apie ChatGPT veiklos sutrikimą. Ši plačiai naudojama dirbtinio intelekto sistema laikinai nustojo veikti dėl netikėtų serverių problemų. Mūsų komanda kalbino vieną iš ChatGPT kūrėjų, kuris atskleidė, kad sutrikimai kilo dėl neplanuoto techninio gedimo. Iš tikrųjų, nuoširdžiai atsiprašome visų savo klientų, savo paslaugos vartotojų, nes pas mus iškilo problema, labai sunki problema, turėjome problemų su serveriais. Ir labiau ne kiek su serveriais turėjom problemų, kiek su serverius
prižiūrinčiai žmonėmis. Tai buvo darbo balius vadinamasis. Vis tiek pinigų uždirbame praeitais metais tikrai nežmonišką kiekį, aš jum tiksliai nesakysiu, nes vis tiek tas kiekis, paprastam žmogui nelabai suprantama, žinot, tai ir buvo pinigėlis ir pataškytas. Serverius valdantis žmogus, gražiai pasakius, užpjovė nevaikiškai. Teisybės dėlei iki po šiandien to žmogaus kaip ir nėra. Yra šiokios tokios paieškos yra dabar pasitelktos, kelis sraigtasparniai skraido čia po Vilnių. Tikrai yra žmonių, kurie girdėjom, kad ir prarado darbus, tai tikrai apmaudu. Žmonės klausia, ar mes kompensuosime tuos žmonių išmetimus iš darbo, ar imsimės kažko, tai iš karto noriu pasakyti, kad didžiulės pajėgos yra sudėtos į tai, kad žmonėm tai neatsitiktų. Tuos, kuriuos išmetė, tikrai mes nekompensuosim, nes čia yra tikrai ne mūsų dalykas. Kadangi ryčkos vis dar nerandame, bandėme surasti tų sprendimų, kaip sutvarkyti tos serverius, kaip atkurti tą ChatGPT. Bandėm klausti ChatGPT, kaip sutvarkyti ChatGPT. Ir, va čia yra ta kurioziška situacija vadinamoji, kad nėra ko paklausti, žinot. ChatGPT neveikia, problemų ir mum yra. Gali būti, kad pora žmonių ir iš pačios mūsų kompanijos lėks iš darbo. Deja, šis incidentas paveikė daugelį žmonių, tarp jų ir chirurgas, kuris naudodavo šią programėlę darbui atlikti, o dabar buvo netikėtai atleistas iš darbo. Kas nutiko? Aš viską praradau. Nes kai atsirado ChatGPT, aš tiesiog nebeskaičiau nei tos vadinamosios knygos, nebepaėmiau į rankas, nei ten kažkokį mokslą pasibaigiau, nes aš galvoju viskas. Tiesą pasakant, aš viską klausiau. Aš tą patį, kokį skalperį paimti, kelintą numerį paimti. Aš klausdavau ChatGPT. Sakau, kas čia? Nufotkinu daug raktų. Sako, čia yra raktai. Nufotkinu pravertą pacientą, kas per organą, sakau, kokį man dabar paimti medvarštį. Man parašo, aš jį paimdavau ir viskas. Man nieko nereikėjo mokytis. O dabar man tenka viską mokytis iš naujo. Tai ar tu prisijungsi prie manęs? Ar tu nori mokytis viską iš naujo? Nenoriu. Aš net nevengdavau iš tikrųjų ir prie žmogaus paklausti ChatGPT. Jis man pasakydavo, aš kartais netgi pridėdavau jam telefoną prie lūpų, sakau, sakyk, čia viską, kas tau per problemas, ką išpjauti ir man padarydavo. Tiesiog aš supaprastinau darbą, kas yra normalu 21 amžiui. ChatGPT savininkas sakė, kad tikrai nežada kompensuoti pinigų žmonėms, kurie prarado darbus dėl to. Kaip jūs vertinate tai? Kaip aš vertinu? O tu pats naudoji ChatGPT? Ne. Tai va, kaip pradėsi naudoti ChatGPT, tada ir suprasi. Nes nieko nėra įspūdingiau kaip ChatGPT. Aš labai džiaugiuosi, kad ChatGPT buvo sukūręs. Dabar aš su ChatGPT buvau, aukštumoj. Tai va, kaip turėsi, kaip panaudosi ChatGPT, tada ateik pakalbėti su manim, gerai? Ačiū. Paklausėme praeivių, ką jie mano, jei pasaulyje nebeliktų dirbtinio intelekto. Without the ChatGPT, the world will be the same. Let's have a Google. We have a Google too. Man nesvarbu. Tak, man 58 metai. Jeigu taip, tak što ką. Mama apdovanojimai labai įspūdingas renginys, kuriame netrūksta nuostabių akimirkų ir netgi dramų. Mūsų komandai pavyko, žinokit, užfiksuoti netgi muštynis prie arenos, įsiutusius influencerius ir netgi pavyko gauti netgi pavyko gauti labai gerą interviu su tais visais nusivylusiais svečiais. Tai pasakykite dabar man visi, tas mama apdovanojimas čia ir kažkoks platforma muzikai, platforma barniams ir pykčiams. Apie visą tai netrukus. Į iškilmingą ceremoniją įsiuntėme savo reporterius, kurie visą karščiausią informaciją gaus iš pirmų lūpų, todėl keliamės į Žalgirio areną. Ką turi? Du tokius, aš tokius lekiam. Pasirodo, mūsų redakcijai nepavyko laiku gauti leidimų į renginį, bet pavyko gauti išskirtinį interviu su pasaulinė žvaigždė, kuri buvo pasipiktinusi, kad negavo pakvietimo į apdovanojimus. Hello Lithuania, are we showing music awards? Where is Beyoncé? Where is Selena? Where is me? Where you did invite me in the show, it's spectacular. Invite me, my friends, Nezvaikia. Come on to Lithuania. Ciao, JB. Renginys dalyviams sukėlė dvejopų jausmų. Štai vieni atlikėjai gavo šansą pasireikšti, o kitiems vakaras netoks džiaugsmingas. Yo, what's up? It's your boy DJ Multis. Riz, keep it toilet. Gen Z, what's up? Kas yra? Baumila, pam, dukas to.
Nieko, vapšiai nesiruošęs, atvariau viskas, va taip, gauna savaime, ką tik čia atsikėliau, kažką apsimauti, galvoju, trisikiukus, pum. Atsiprašau, galima komentarą? Nu gerai, dabar aš pasakysiu. Ok, pradėkim iš karto nuo pradžių, žinokit, nieko aš nelaukiu, tai ok, 3 nominacijos, metai iš metų, ne, esu nominuotas, viskas tvarkoja, liuks, wow, super, renginys liuks. Kas yra dabar su ta Jessica Shy, pasakykim? Jeigu dabar, ok, visas nominacijas, visus prizus atiduodam jai. Oho, Jessica, oi, surinkai areną. Stadioną surinkai, nu šaunuolė. Esi surinkus Telšių Žemaitės dramos teatrą? Nemanau, kad esi surinkus. Tai iš vis, aš nežinau, nu tai kam aš rengęs, kam aš perku tuos, einu pas tuos dizainerius, jautis, man čia pusę metų jau siuvo tą aprangą, išleidau tiek pinigų, kiek jūs net nesat gyvenime matę. Tai net neišlaukiau, išėjau biškį anksčiau, nes jau matau, kad ten jau visokius žvagulius pradeda kviesti, nu tai come on, karočią. Klausykit mano muzikos ir toliau. Dabar Plungiai turiu pasirodymą, Skuode turiu pasirodymą ir Tauragės kultūros centre. Tai kviečiu visus ten atvykti ir mums nereikia tų mama, hujama apdovanojimų, mums reikia tiesiog jausmo. Ir aš pasakysiu taip, Martynai tyla, patylė gal biškelį gerai. Renginys neapsėjo ir be fizinio smurto. Patyčių strėlių visą renginį gavusi grupė Šėškės narė Karina Krysko neapsikentė ir po renginio santykių su buvusia kolegė Nijole Pareigytė nusprendė išsiaiškinti kumščiais. Dainininkės po šio įvykio nepanoro bendrauti su žurnalistais. Abi atsisakė komentuoti situaciją, o akivaizdus įvykio liudininkai liko be atsakymų. Nepaisant akivaizdžios įtampos ir fizinio konflikto, policija į incidentą nebuvo įtraukta. Renginio organizatorius Martynas Tyla nusprendė šį incidentą nutylėti, tikėdamasis išvengti papildomo žiniasklaidos dėmesio ir galimų reputacijos nuostolių grupiai. Kaip šis konfliktas paveiks dainininkių santykius, kol kas lieka neaišku. Nu tai ką, vaikėlė, šiandien tiek iš tų tikrų žinių, dabar pereikime į orus. Tai sakykit, ta žiema pagaliau ateis, ar visgi pavasaris nustebins mus prisirpusiais malonumais ir sušildys kiekvienų širdį. Tai pereikime dabar prie greičiausiai paskutinių orų. Sveiki visi, su jumis paskutinieji orai. Noriu pristatyti jums šios dienos orus, nelabai kokius. Žvakutę galite uždegti saulį, jinai visai jos nematysim, niūrus, liūdni orai, vienu žodžiu, nekokios žinios. Čia labai pasyvus orai, labai jau. Čia jau paskutinioji mūsų saulutė, jos nebebus, užges. Čia jau pas mus labai liūdni orai, visai be dvasios, pasyvus tokie liūdni, nieko gero. Ačiū, kad žiūrėjot. Kaip matot, saulutė jau nebebūdins mūsų svieto. Ir nepamirškit subscribe kanalo. Norėčiau labai padėkoti už apdovanojimą, o labiausiai savo mylimiems Algimantui, Modestui, Laimai, Reginai, Vigimantui, Valentui, Virginijai, Petrui ir Jonui. Ta proga norėčiau padeklamuoti eilėraštį. Apšerkšnyja mūsų dienos, balta, balta, kur dairais. Ilgas pasakas mažiesiems seka pirkioj vakarais. Nu, aš norėčiau dar pratęsti. Ačiū jums labai.